dirbti tokiu oru. Kita diena. Po truputį bandau atsilaisvinti šitą vietą. Stengsiu greičiau sunaudoti, kiek nesunaudosiu kažkur vėl pakeisti lokaciją. Tai turbūt pirmas darbas bus tiek salą plačias ekskavatoriais apkasti, tiek garažo statybą pradėdami. Atvyko pagalbininkai, padėjo salą išsivalyti nuo medžių, susirinkom visus medžius, išsivežėm. Ir ką, dabar laukiam ekskavatoriaus, kažkada turėtų pasirodyti apkasti. Įvežėm iš salos visus medžius. Tai irgi niekur netelpa. Bet nežinau, kur čia tiek dėsim. Bet spūdyti irgi buvo gaila. Tai susivežėm, kažkur susidėsim. Po darbų buvo talkos. Čia vienas pelijas vilvoje nesimaudė. Na ir ką, pasidarbavom. Sala jau švari visa. Pavasaris, žydi medžiai. Taip pat pradėjom, kaimynai mūsų užsiminėja tokiais reikalais. Atvirą pradėjo statyti. Pinta. Pradėjo žaliuoti, labai gražiai susileisiu. Tikrai gražiai atrodo. Jei kam įdomu, galėsiu duoti kontaktus. Žmonės atvažiuoja į vietą, padaro pagal jūsų pageidavimus. Čia ant tvoros tokį sudėjo, tai visų varžtų galvutės nušaudė. Čia realiai vienas kitas, kai liko, visas tinklas jau krenta. Tai vėl iš naujo visus susigrėžiuoti ir iš naujo persuk. Naujus vaštelius nusipirku, bandysiu su stoginiais, su gumyte. Čia matosi, visi ant žemės nušaudė tiesiog, visiškai nesilaiko tvorą. Bandysiu su stoginiais susukti ir tikiuosi dabar laikys jau. Sala pradėta jau daryti, apkasinėti. Daugiau nei pusę darbo padarė. Dar kažkiek rytoj padarė. Na, rytoj porą valandų darbo dar turbūt liko ir bus viskas. Padėjo ištraukė medžius, visas šakas, užvertė tenai kalną, kadangi sukasi. Tai po kalnų šakas sudėjo, pabiškį supusto šakos ir viskas, nes tų šakų kurent labai nenorim. Smulkinti irgi nepavyko, tai bus užkastas, palaidotas ir bus gerai.
Ja, pirmadienį atvažiavo, tai greit atlėkiau pasižiūrėti, kaip čia, kad padarytų. Dabar atvyksiu savaitgalį. Pabaigsiu tada filmuoti, kaip atrodo galutinis vaizdas. Dar čia saloj išlygins pilnai salą, dargi čia irgi ir kelmų daug buvo. Ir čia ant šonų daug kelmų, tai visus išrovė, sutvarkė. Ten irgi saloje irgi išrovė, sutvarkė, dar išlygins, viskas. Kaip ir viskas. Dar tik man čia visus šakas ir senus medžius sutvarkyti. Ir bus gražu. Šį rytą jau ir žąsiukai. 7. Labai gražus filmas. Starčiukai jau didelį. Arbuziukai. Dar perkėliau visus miščiukus. Jūras. Valgo gėri. Na, šitų gražuolių jau pirmų kiaušinių sulaukiu. Randaisim irgi perė. Netoliese radome, kas augina stručius, tai irgi atlėkime apžiūrėti, kaip pas kitus gyvena, pasižiūrėti jau suaugusių. Tai čia tiek nandukai, tiek kemų. Kameras, tik neatimkit man. Girdima bumbsėjimą skleidžia mūkai. Čiupsi. Čia kotas duodis, nes ten visą. Garsas. O, pilkas nandukas dar važiuoja. Sakau, kad vienas toks pat yra, bet ne žydram akim, matai? Bet bendrai gal ir pas mane žydram. Šitie tai rudakiai, tai... O. Jau prieš 3 savaitės gal į slalomą užsiregistravau. Bet laiko neturėjau prieiti, dabar liko... Šiandien yra ketvirtadienį. Ketvirtadienio vakaras jau po 7. O startas būtų šeštadienį 9 ryte jau pats startas, tai dar susipažinimas, tai vis tiek apie 7 biškį, po 7 reikėtų jau būti, tai dar šiandien kiek spėjau ir kiek rytoj spėjau pasidaryti, jeigu nespėjau, tai šeštadienį teks atšaukti registruoti kitam kartui.
viskas taip sukrito, darbų milijonas, niekur nespėjau, kaimo video irgi dar pamatysit tikrai. Tai reikia viską apsitvarkyti, kad biškai atsilaisvinti ir tada vėl grįšim į kaimo video. Bet tam kartui ruošiamės varžybai su Mazda. Tai va, tam kartui tiek.